Bėti, kaip praeitėliai grūmėsi meistriškumo turnyre. Tačiau dabar išvysite, kaip jie, ginkluoti ietimis, atakuoja vienas kitą. Tokie džaust vadinami turnyrai buvo vienas iš įspūdingiausių, mėgstamiausių ir laukiamiausių renginių visose viduramžiuose. Tad pasveikinkime riterius! Taigi, pirmasis į areną įjoja mūsų kaimynų atstovas. Iš pačios Krokuvos atvykęs riteris Višnevskis. Garsios bei turtingos giminės atstovas. Gerai žinomas Europos turnyro arenose. Daugelį priešininkų yra jis iš balno išvertęs. Riteris Višnevskis. Aplodismentai riteriui! Bet gerbiamoji publika, tai ne šiaip parodomasis turnyras, jie kovoja iš tikrųjų. Tad prašom ypač vaikų ir visą publiką pasitraukti už virvės. Nelipti ant medinių turnyrų. Visiems vaikams ir suaugusiems tai galioja. Labai prašysim pačius save saugoti. O dabar pasitikime ir pasveikinkime riterį Algirdą. Paties Trakų kunigaikščio palydoje jojantis, daugybės kovų užgrūdintas veteranas, ne vieną vokietį ir maskolių savo ietimi persmėgęs, riteris Algirdas. Ir galiausiai sutikime riterį iš Vokietijos, Gottfried von Schwarzwald. Turtingiausias Badeno grafystės riteris nesenai sugrįžo iš Šventosios žemės, iš kurios ne vieną aukso skrynią parsivežė ir ne vienam saracėnui galvą nukirto. Gottfried von Schwarzwald. Bet jo saugotas žirgas. Tas tą nori. Ir kitą O dabar girdisi. Taigi, kiekvienas iš šių riterių ginkluotas turnyrinė ietimi, iš jos vienas prieš kitą ir turės į savoje priešininką ietį sulaužyti. Kadangi viduramžiais turnyrų metu jau nuo 13 amžiaus buvo draudžiama žaloti bei žudyti savo priešininkus, riteriai turnyruose naudodavo specialias ietis, kurios būdavo daromos iš itin lengvo medžio bei specialiai pjaunamos taip, kad pagal šios ieties lūžį būtų galima spręsti, kokio stiprumo smūgis buvo. Taigi, jei smūgis yra pakankamai stiprus, kad mūšio metu, kovojant kovinę ietimi, savo priešininką galėtų persmeigti, ietis turėtų lūžti į šipulius. Na, jei ietis lūžta vienoje vietoje, vadinasi smūgis nebuvo itin stiprus, tačiau pakankamas, kad priešininkas sužalotų. Taigi, taipogi taškais vertinamas. Na, o jeigu ietis atsitrenkusi tiesiog nuslysta nuo priešininko skydo ar šarvų, nelūžusi, vadinasi, tokiu bakstelimu galima nebent dantis pasiratinėti, o ne mūšyje dalyvauti. Taigi, ginklanešiai, prašome pademonstruoti, už ką riteriam bus skiriami taškai. Kurgi šaunieji ginklanešiai? Sega skydus riteriams, matau. Tas su tokių liemenė žirgas, o šitie vien nieko. Štai, galite stebėti, kamgi reikalingas ginklanešys tiek turnyro arenose, tiek mūšio lauke. Kaip matote, pats riteris nė pro kur ant žirgo užsilipęs negali skydą užsisekti. Taigi, ar parodys ginklanešiai, už ką taškai skiriami? Tas raudonas negražus.
Aš irgi esu. Gerai, taigi, jei riteris pataikys ietimi į priešininko kūną ir ją sulaužys, bus jam skiriamas 1 taškas. Taigi, štai ginklanešiai rodo, kaip skelbs kiek taškų riteris pelnė, kad galėtumėt stebėti ir patys taipogi skaičiuoti. Taigi, kai ginklanešiai rodo taip, vadinasi, riteris pataikė priešininko kūną ir gavo 1 tašką. Jei riteris pataiko į savo priešininko skydą ir jį ietį sulaužo, jam skiriami 3 taškai. Štai taip rodoma. O jei smūgis buvo toks stiprus, kad priešininką iš balno išvertė, riteriai pelnys net 5 taškus. Tačiau, jei kuris riteris savąją ietimi ne į priešininką, o į šio žirgas meiks, tai už tokį negarbingą poelgį iš jo bus atimamas taškas. Na, o jei riteriai tiesiog prajos vienas pro kitą ir išvis vienas į kitą nepataikys, taškų nebus. Ir ginklanešiai rodys štai taip. Na ir, kad nei vienas riteris nesiskūstų, kad jam žirgas koja kryptelėjo, ietis iš rankos išslydo ar saulė akis pašvietė, kiekvienas riteris prieš kiekvieną iš jos 3 kartus. Bet negaliu. Taigi, užsidėjo, matome, riteriai šalmus, rikiuojasi prie starto linijų. Na ir kurie riteriai pirmieji susigrums tarpusavyje? Taigi, pirmieji iš jos riteris Višnevskis ir riteris Gotfridas. Riteriai pasiruošę išsirikiavę prie arenos. Teisėjai ir ginklanešiai pasiruošę skaičiuoti taškus. Ar pasiruošę? Ar riteriai pasiruošę? Ar publika pasirengusi? Stop, pataisykite areną. Taigi, ir nieko nelaukdami. 3, 2, 1, pirmyn! Abiem riteriam skiriama po 3 taškus. Taigi, pakeisite ietis, susikeisite pusėmis ir abu riteriai iš jos vienas prieš kitą dar sykį. Traukite ieties nuolaužą Višnevskį iš skydo. Ginklanešiai. Tai matote, taip stipriai smūgiavo Gotfridas, kad net ietis į skydą įsmigo. Taigi, ar riteriai pasirengę? Taip, teisėjai pasiruošę. 3, 2, 1, pirmyn! Taip, abiejų riteriai. Na, kiekgi taškų? Teisėjai, taip, 1 ir teisėjau, kiek taškų jūsų pusėje? Audriau, kiek taškų? 0 ir 1.
Taigi, riteriam paduodama šiek tiek vandens atsigerti ir stokite joti dar sykį. Jie čiornai. Gerai, dabar galės. Įstokite dar sykį prie starto linijos. Jaunieji riteriai, Aš ją žaidžiu tokį filmuką. Nu, žaidimą, ten žaidžiu. paduokite ietį Višnevskiui. O Dieve, aš negaliu žiūrėti. Aš irgi negaliu žiūrėti. Ar pasirengęs Gotfridas? Tiesiog žiauru. Ar pasirengę teisėjai? Tikrai žiauru. Taip, 3, 2, 1, pirmyn! Negaliu žiūrėti. 3 taškai ir 1. Tai pasveikinkime Gotfridą bei Višnevskį. Na, o dabar prie starto linijos kviečiame Algirdą bei Gotfridą. Bet ten tai gerai, kai tam įdomu. Dabar darys raudoną. Taigi, Gotfridas prie starto linijos, jam tik Vanešys įteikia ietį. Algirdas taip pat pasirengęs. Teisėjai stoja į vietas. Ir 3, 2, 1, pirmyn! Kokie purginios. Nesąmonė. Riteriai nepataikė į arenai skirtą taką. Jojimas neužskaitomas. Tai stokite ir josite dar sykį.